Labas rytas. Guoliui biškį reikėjo pakvepuoti. Toks buvo labai užsikimšęs, slogos. Sakom, reik pradūminti, va pradūminom iškart gyvuoji. Ką jūs gera? Pusryčiai mana. Skanaus jums, skanaus man. Esam nežinau kur, neįsivaizduoju. Visur rūks, kalnai, bet šiandien važiuosim vėl iš Stuttgartą, vėl. O rytoj važiuosim į Šveicarijos krioklius, tai viską pamatysit šitam video. Ir šiandien norėjau apsižaryti savo plaukus, bet nieks nepriėmė. Beta sako, galiu aš tai apskust. Pasitikėt Beta man dabar. Nežinau. Ne. Kreivai apskust, kaip atrodysiu. Į dabar kaip atrodau. Kaip bomžara. Ką tik iš lovos išlipęs. Pagazuok da! O! Viskas. Važiuojame namus rengtis ir iš Stuttgartą. Į traktorius dar atvažiuoji. Ko jie? Šiaip nelabai skaniai. Aš sakiau žmonėm, kad tu nori mane apskust. Bet jie sakė, ne. Akių pirmą suvedimą reikia padaryti. Kažkas rašė iš komentaro, kad jeigu vyžys vienas mažas, kits didelis, tai būtina reikia sveikatą pasitikrinti, nes kažkoks tai žiaurus požymis. Sveikatą reikia tikrintis, jeigu tokie vyžiai yra ir galvos skausmai, pykinimai visokie. O man čia yra tada, kai aš guliu lovai, man ant pagalės o taip galva padėta ir viena akis yra užmerkta, o su kita žiūri telefoną tamsai. Tai užtat tas vienas vyžys gaunas toks įsitempęs, užtat man varyti įsibūn taip. Čia, ne sveikatas esmės. Sveikatas, gali būti iš kitos pusės. Ten, jeigu galvos skausmai, sukimas ir galvos ir vyžiai, vienas didelis, vienas mažas, tada kažkokie rimti simptomai, kažkokios problemos. Bet pas mane tai čia nuo telefono žiūrėjimą, aš kai guliu lovai ant pagalės, tai būn vėl į tas pardės, nebegali. Kaip mano vyžiai? Tava? Parau. Gražus vyžiai. Čia jau vakas tapudovai, čia GPT, ne? Kai tokia atsakymą šovai. Ja. Nes jau buvai pats įsigandęs. Įsigandau, tą pamačiau tą komentarą, galvoju, rimta problema, tai gal rimtai kažkas man. Bet daugiai pasakiau, čia GPT, aš spoksau telefoną apie 4 valandas lovai. Saka, plaušia, nebejuokink žmonių. Mažiau žiūrėk, saka, telefonai bus normalus tie vyžiai. Tai ir viskas. Atvažiavom į shoppingą. Kur eisim jau? Į Primarką. Į šiukšlyną. Va. Mums reikia į aną pusę, į apatinę. Ai, ten, va. Kiekvienam vidose mes visą laiką parduotuvėse, aš jau pavargau, čia ne atostogos, o parduotuvins. Kiekvieną dieną parduotuvės. Tai ką man daryti? Ką man atskiriai važiuoti kažkur? Ne, važiuoju kartu. Jums jau irgi jaučiu atsiboda tas parduotuvėse, ne? Nieką rytoj važiuosime į Šveicarijos krioklius, tai pamatysit už kokių 10 minučių. Man alergija nuo Primarka. Oh my god, va čia tai kunkulai. Viskas aišku. Pažiūrėkit, koks čia šiukšlyns. Čia milijard žmonių, aš alergiją pasigau. Čia čiaudu vien vietas, čia nebegaliu. Atsiboda tos parduotuvės. Atsiboda. Nojos ką perki? Bet ne mano siurbis dėja. Uošvienės. Спокойно сидишь, стрессуешь, закопывание на танкование. Supratai? Ką? Не мучиться. Supratai? Labą rytą. Sekmadienis, atsikėlėm, įsimiegojom, susiruošėm, pasiėmėm kukulaitį. Спокойно сидит. Važiuojam į Šveicarijos krioklius.
Į degalinę, jis nuėjo pasimti kažko atsigėrti kapučino, aš pasilikusiu savo mažiuliuku. Pasitėsėmės pleduką, kadangi nenorim, kad išplaukuotų mašinos. Teka įsidėti pleduką mum. Ir važiuosim. Visai netoli tie Šveicarijos kriokliai kažkur tais 80 km. Tai bus fainai, rūks šiaip yra, tai tikėkime viskas matysis gerai. Sakiau, kad duotų man vairuoti, bet jis neduot man vairuoti. Aš vairuočiau, tai būtų tvarka. Kai aš nevairuoju, nėra jokios tvarkos. Nu, esam Šveicaruose. Mes iš tikrųjų esam Šveicarijai prie Rhine Falls krioklę ir vienas įdomus faktas apie jį, kad jis yra vienas galingiausių krioklių Europoje pagal vandens tėkmę. Ir jis atsirado prieš maždaug 17 000 metų. 17 štukų metų. Net šunis yra nustebęs. Apsikakina vidarį krioklę. Čia žiūrėkit, paieškoms kažkoks bičas. Opa, užsidėt mikrofoną mūsų operatorė galinga. Parodys klasę dabar. Jungt. Tuoj. Pasiruošę išgirs betą. Dabar girdit. Pasakyk 1, 2, 3. 1, 1. Visi girdži. Žinokit, belė kaip pavargau. Dar tik tais pradėjom pačią pradžią lipti, o aš jau nebegaliu tokiais kalnais vaikščioti. Po savaitgalį to širdis iškris. Jau krent pabiški bėda laikų. Mes metėm sportą, prieš tai sportuodam, rytais vaikščiodavomės. Bet dabar, kai grįšim į Lietuvą, vėl pradėsim rytais vaikščioti. Reik biški kojas prajudinti, nes jau sąnariai sustingę visi. Apšerkšnyje iš po žiemos. Bet kaip gražu čia, mes jau matė 100 kartų, šiaip jau nieko įspūdinga čia nėra. Bet dabar einam ant Vatovo tiltą ten. Bet čia Šveicarijai, norint pabūti ilgiau, turi turėti daug pinionzą. Na, čia labai brangu viskas. Žiauriai viskas brangu. Parkings dabar 1 valandą 5 eurai. 1 valandą parkovkė. Tai jeigu čia 3 valandas kokias vaikštis, tai 15 eurų. Bet Šveicarijai kokios algos. Dabar susidarėjom su Beta, kad man duos 500 eurų, jeigu mes ten praeinam, nes mes dabar esam šitoj pusėje, mums reikia va ten kairiau. O aš jai duosiu 500 eurų, jeigu mes nepraeisim. Einam. Tai žiūrėsim, kas dabar 5 eurų laimės. Einam. Pamatys. Spėkit, kas laimėja 500 eurų. 50 centų, ne euro. Eurų tarėmės. Centų. Eurų sakė. Centų. Jūs ieška centiukų, euriukų, kai mes sumė ir sektos mum. Gerai ir aš va. Visi ant 3. Ne, palauk. Ei, Nikutį irgi jums va, mesk į vidų. Stumk. Stumk. Stumk, Niki, stumk. Su letena. Eik čia duok savo letenikį. Stumk, Nikutį, stumk. Aš įmečiau už jį. Man kaip galvas sukas jum, ne? Gerai, metam ant 3. Už 1, čia 2, patas. 3. Gietras pririša. Gietras, va. Arba cepelinus košė, arba čia buvo viena iš tų, kur be gietrų vaikštą. Jūs laimėjai. Prapa čia gali praeiti. 50 centų te laimėjai. Kur čia nusipirkti? Ten 5 eurai bilet, 16 eurų. Kur čia yra tai? 3 biletai. Biletėlį nupirkti. Tok man. Ai, palauk. Šunį prispaudė. Mes eisim va šičia va. Ten galima nusileist ir nusipraust veidelį. Specialiai ryte neprausiu veidą, kad atvažiuot prie krioklių ir su šveicarišku vandeniu nusiplaut savo traškaną sakyse. Taip ir padarysiu dabar. Jūs pažiūrėkit, kaip puršk vando ten. Čia jaučiu kažkas. Oh my god.
Paimsiu. Žmonių milijards. Head and Shoulders putos. Kohanė moja, kohanė. Atvažiavom. Prašom. €7. Žiūrėk, filmuok. Niko. Chodź, Niko. Chodź tam. Pala gal per savo mamą pusę, čia mažai vietos. Hop. Hop, šed. Pausę. Paniukina kamerą. Kai gerai atrodė, kai pavostė. Pasiėmėm Burger Kingą. Aš pasiėmiau sušių. O Niko duosim. Niko, valgysi? Šausi Niko burgerį. Valgysi? Šiam video bus tiek. Eisim valgyt, važiuojam namo, važiuojam ilsėtis ir susimatysim kitam videose. Šis video biškai trumpesnis nei visi, nes taip gavosi. Tai mes visi sakom jum iki kitą kartą. Niko, sakyk iki kitą kartą. Iki kitą kartą. Ne, čiau. Čiau sakyk. Čiau. Dai buzį.